Nycių kaimo gyventojas, turtuolis Batuotas katinas dėl ypač svarbių jam pačiam asmeninių reikalų ir planuojamo būsimo susitikimo su Panevėžio prokuratūros prokuroru ir vėl buvo priverstas iš savo namų vykti gan ilgą kelią link to Panevėžio miesto, kad būtent ten jie gyvai ir susitiktų vėliau pokalbiui. Važiavo ten su savuoju automobiliu Toyota Auris, bet visgi ne vienas pats, drauge su juo į šią kelionę išsiruošė keliauti ir dar bent 3 asmenys. Batuoto katino sūnus Naitmenas bei abudu kaimo burtininkai Tukurutis Kosmonautas ir Malkomas Kukurbezdis. Į tą apskrities centrą šie 4 vyrai vyko visgi netuščiomis rankomis, jie tam prokurorui su savimi vežėsi parodyti savo pačių gautą video medžiagą. Su vienu šiuo metu policijos laikomu dingusiu ir ieškomu bei galimai miesto prekybos centre pastebėtų keistai besielgiančių policijos pareigūnų. Prokuroras už šią gautą medžiagą buvo didžiai patenkintas ir dėkingas šiems kaimiečiams. Po šio susitikimo prieš važiuodami atgal į savo namų pusę, nyciečiai vyrai su katinu Toyota dar kiek buvo pasisukioję po patį Panevėžį, buvo net nulėkę į tą automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie pat prekybos centro iki šalimai miesto autobusų stoties, kur burtininkas Tukurutis pats pirmasis tuo jau nulėkė tiesiai į tą patį prekybos centrą, kad ko nors skanaus galėtų savo ten tuoj pat nusipirkti. 2026 m. rugpjūčio 6 diena. Štai kaip galėjo skambėti gyvas ir linksmas pokalbis automobilių stovėjimo aikštelėje tarp šių 4 personažų, atvykusių į didmiestį tiesiai iš Nycių kaimo Kupiškio rajone, prieš pat raudonodžiui burtininkui Tukučiui nubėgant į parduotuvę. Burtininkas Tukurutis Kosmonautas, atsisukęs į vyrus, garsiai ir energingai, taisydamasi savo metaliką kepuraitę, gerai čebra, aš tuoj pat lekiu pirmas į šį prekybos centrą. Pilvas jau groja maršus po viso to rimto reikalo su prokuroru. Reikia greitai paimti ko nors skanaus ir saldaus užkasti kelionėj namo. Turtuolis Batuotas katinas vairuotojo vietoje, stebėdamas jį per atidarytą Toyota Auris langą, pusiau rimtai, pusiau juokais Tukurutį, tik neužtrukčia kokios pusę dienos bemaklinėdamas. Prokuroras mūsų turimą vaizdo medžiagą liko patenkintas, misija atlikta, bet kelias atgal iki Nycių netrumpas. Paimk ir man kokios kavos, kad už vairo neužmigčiau. Senasis burtininkas Malkomas Kukurbezdis, palinkęs į priekį prie mašinos krapštydamas barzdą ir gudriai šypsodamasis, ei, burtininkė su metalikos kepure, burtų kelių maisto nesukurpsi. Tad griebk geriau kokių bandelių su Briuselio kopūstais. Ir žiūrėk aplinkui, o jeigu tame prekybos centre vėl koks nors keistai besielgiantis pareigūnas suksis. Turėk telefoną pasiruošęs. Batuoto sūnus Naitmenas katinas, stebėdamas viską iš šalies su savo ryškiais geltonais marškiniais, jo, Tukuruti, judinkis greičiau, kol aikštelėje visai neužspaudė mašinos, matai, kiek čia reikalų Panevėžyje. Ir pasistenk nepalikti netyčia savo burtų lazdelės ar nuo savo išmaniojo mobilaus telefono, kai jau pagaliau eisi už savo prekes tiesiai prie prekybcentrio kasų susimokėti. Tikiuosi, šiandien tu ir vėl turi gal su savimi pakankamą sumą grynųjų piniginėje. Nebijokite, tikrai nieko aš čia iš savo turimų daiktų nepamesiu, nusišypsojo kaimynui pats burtininkas Tukurutis. Juk jau labai seniai joks nebemažas vaikas seniai esu, man prisiminkite dabar yra jau net visi 43 metai, aš jau seniai subrendęs vyras ir dar 2 vaikų rūpestingas tėtis. Beje, Malkomai ir tu Naitmenai, o judu ar į šį mūsų bendrą išvažiavimą irgi esate kartu pasiėmę savo nuosavas burtų lazdelės, kaip tikriems burtininkas ir pridera elgtis, ar netyčia jas vėl buvote per skubėjimą namie kaime palikę. Aš kaip tikrai atsakinga už viską savo šeimos galva, visada tą lazdelę kišenėje turiu su savimi, kad ir kur beičiau, aš bet kokiems nenumatytiems gyvenimo staigiems atvejams visada esu pilnumoje magiškai pasiruošęs. Au, Tukuruti, tu bendro kiemo bičiuli, kam tu čia dar viską ir vėl bandai taip labai neva tarsi dramatizuoti. Pats pirmas tuoj puolė atsakyti Naitmenas katinas. Juk kam aš savo burtininko vardą irgi nešiočiausi uždėtą, jeigu irgi neturėčiau nuolat su savimi savo paties brangiausių burtininko įrankių, va, štai pažiūrėk į mane ir pats tuo įsitikinsi, kad ir pas mane burtų lazdelė yra saugiai užkišta į kelnių galinę kišenę po viršutiniais marškiniais, kad jos taip lengvai iškart ir nepastebėtum. Aš irgi esu visada pasiruošęs netikėtiems magiškojo kitų užpuolimo atvejams. Taip kad manau, tu čia be reikalo bandai klausinėti ir isterikuoti.
Viskas ir pas mane seniai yra čiki, piki. Beje, grinųjų pinigų ir aš taip pat čia su savimi nemažai piniginėje turiu. Tikrai, kad galim kažką šiame iki prekybos centre kažką savo naudingo, gero ir tikrai skanaus nusipirkti. Gerai, tėvai. Po to Naitmenas iškart kreipėsi į savo tėvą Batuotą, vis dar tebesėdinti stovinčiame vidury tako automobilyje, prie vairo, tu bandyk priparkuoti savo mūsų automobilį kur nors jau laisvoje esančioje automobilių aikštelės vietoje. O mudu su seneliu Malkomu irgi taip pat tuojau irgi lėkiam pro tas prekybos centro įėjimo vidun stiklinės duris, tu kuručiui tiesiai iš paskos. Davai tėvai iki, tuoj mes ir vėl čionai grįšime.